Mašina. OB snygerius. Beveik 105. Tikra mašina. Šiandien rankas pakačelinsim. Pradėsim nuo bicepso. Ir sakiau ne kartą, kad su viena ranka yra daryti visišką nesąmonę. Laiko švaistimas. Bet mes dabar darysim bicepsą su viena ranka. Kodėl? Todėl, kad čia yra išimtis, pratimas išimtis, visiškai išimtis. Vien tik dėl to, nes aš dabar esu kačelkiai vienas. Manęs niekas negali paspotinti, man niekas negali padėti daugiau daryti. Todėl pasiėmęs va tu taip su viena ranka, kai jau nebegali, tu gali su kita ranka savo padėti. Ir ekstra spotas. Čia šitas pratimas dėl to ir yra išimtis, jisai net ir geriau yra negu pasimčiau tiesiog 2 gantelius ir po vieną ranką, o tai va, abi iš karto daryčiau. Nes nebūtų, kas mane paspotintų. O čia aš galiu pats save pasispotinti. Dėl to pratimas yra išimtis. Skaup reikia. Ir taip užtenka va vieną setą. Vien tik dėl to, kad taip ekstra pats save galėjau pastumti ir iki failure date. Gerai, biceps padarėm, einam prie tricepsų. Su šarvinė liemenė aš tik dėl to, nes elektrienas pavojinga. Ne, dėl to, kad iš karto supersetis ir darysiu dipsus. Bandysim biškį greičiau, nes biškį malų šūdą ir nespėjau į laiką. Tai turim paskubėti, dėl to darom supersetą. Iš karto tricepsą ir iš karto dipsus. Labai senai dariau šitą supersetą, bet šiaip nuostabus supersetas. Tikiuosi nelūš mašina. Neturiu kur lenktis į priekį. Prašvaistytas setas. Bet būna. Kartais turi nepasisekti, kad paskui pasisektų. Kartais turi pabandyti dalykai, kurio niekada nebandėjai. Ir per tas klaidas paskui išmoksti. Ir supranti, kad daugiau tokių nesąmonių nereikia daryti. Vėl aš švaičiau savo laiką. Reikės dar vieną tokį setą padarysiu ir užteks. Prašvaistytas setas, nepavykę dipsai, bet geniali idėja gimė padaryti tiesiog diamond push-ups atspaudimų. Puikus pratimas tricepsui viskam,
karsto kartą vis tiek reikia dėti biškį su kūno svoriu, kažkokią darbą. Nes skiriasi apkrova, skiriasi pats aplamai, skiriasi ant viso kūno, jausmas pats, kai darai su kūno svoriu ir kai darai su svoriais paprastais. Yra skirtumas, tai pamiksuot kartais įdėti to, kartais to, yra labai labai geras dalykas, daug benefitų šitame slypi. Gerai, viskas. Rankos baigtos. Dabar reikia tam deltoidus padaryti. Pradėsim nuo face pulsų. Pratimas, kurį labai retai darau. Bet šiaip labai geras pratimas į pradžiai, prieš pradedant deltoidus daryti. Labai puikus apšilimas deltoidams. Vien tik dėl to, kad apšyla ir priekinį, ir vidurinį, ir galinį petį. Iškart pradeda tekėti kraujas, pumpuotis kraujas iš karto į visas 3 dalis. Jie apšyla gerai ir tada gali damušti vidurį ir damušti galą. Superinis pratimas, biškai keistai atrodo, įtartinai sakyčiau. Bet, nekart sakiau, koks skirtumas kaip atrodo, svarbu kaip jaučiasi. Labai svarbu pastebėti šitam pratime, kad aš ne tik traukiu tiesiog, aš bandau išsukti, išsuku. O tas aktyvuoja visą petį. Svarbu ne šiaip balsų tampyti, svarbu jūs ir pasukti reikia. Žinai, būna, aš labai nesuprantu tų žmonių, kurie naudoja sausas servetėlės. Kaip tai įmanoma? Kaip įmanoma naudoti sausas servetėlės? Tu man paaiškink. Aš naudoju drėgnas, man jau blogai. Sausas čia tas pats kaip švyterį naudoti iš karto. Čia psichai. Susimąstyti reikia. Gerai, einam prie tolimesnio pratimo deltoidų pratimo. Dėl 20. Manau bus 20. Turėtų užtekti. Turėčiau sugebėti pakelt. Nes jeigu nesugebėsim, iškart iškirpsiu šitą. Tikrai nepostinsiu. O bico do acabou, você é a nossa pra avançar nessa gostosa.
Šiaip vienas iš pavojingiausių pratimų. Ne tik dėl to, bet aplamai. Vieną kartą darydamas, apačioje čia prispaudžiau. Tai pratimas tikrai pavojingas. Ypač jei turi didelę trečią koją. Reikia saugotis. Nesąmonė, čia nefilmuojam gerai. To aišku. Laikas damuš deltoidas. Galinė dalis. Daug nesąmonė prišnekėjau čia šiandien. Bet galinė deltoidas vis tiek reikia padaryti. Nu, žinai ką, dar turim laiko presui. Tai laidam damuš presą. Nu ir все. Šiandien užteks. Ranko diena baigta. Dėl to baigti. Viskas baigta. Все. Ačiū, kad žiūrėjai.